Dabar turi galvoj prasuktą, žinai, intro ten mašiną, žinai, važiuoja. Sveiki sugrįžę į dar vieną epizodą apie trauką ir benziną. Šiandien pas mus lankosi tatų meistras, Klaipėdos garsiausio išmetimo savininkas tikriausiai. Galbūt. Tai prisisteik, vardas, pavardė, ką vairuoji? Pavardės nesakysiu, vardas Dima, vairuoju BMW EM6 sedaną. Ką dar pasakyti, nežinau. 1.8 benzinas, prieš tai buvo 2.8, bet užkaliau. Tai įdėjau pigesnį variantą 1.8. Kad kuro sąnaudos geresnis būtų. Tiek 20 rėja benzo. Tada pradedam nuo pradžių, tai papasakok, kas buvo taip, kad patraukė domėtis automobiliais? Ar tai buvo iškart toks pomėgis nuo pat mažens, kaip sakant? Šiaip gan sunku pasakyti, tūsint nuo vaikystės nelabai patikdavo man. Tūsinau, bet kaifą nejausdavau. Ir kažkaip, kaip ir visi, žiūrėjom Fast and Furious ir visi norėjo turėti mašinas tuninguotas. Žiūrėdavau daug video visokius, tais laikais dažniausiai EM6 būdavo, kur šerdavos su EM6 ir užsimaniau bimbalą. Bet būtent EM6 trojkis. Trojka man buvo numeris 1. Slyvo nemėgstu, o psichiškai mane veikia jos. Tai vis dėlto tikriausiai ne pirmas automobilis tavo šitas turėtas? Šiaip antrą mašiną mano. Antrą mašiną? Gal 5-6, bet taip projektas. Šiaip antrą mašiną čia buvo. Pirmą mašiną man 5 Golfą tėvai padovanojo, išsilaikius teisės. Tai buvo 1.4 benzininis, 66 kW. Aišku, ir jį norėjau stensinti, nes Golfas turi geras formas tokias. Bet kažkaip man per daug kuro rėjo, ten apie 15. Ir pardaviau Golfą ir ieškojau EM6, 2.8 3 litrų, bet būtent kupą norėjau. Tais laikais gan brangiai kainuodavo ir kupai, ir sedanai 3 litrų būtent, kad geras surast. Tai radau šitą, bet buvo pilnai stokinis BMPako. Be nieko, salonas iki šiol senas, tai pabiškai ir pradėjau daryti. Tokį baltą lapą, kad būtų ką modifikuoti. Aš taip ir norėjau, nes dažniausiai, jeigu nupirkė jo padaryti, tai bus uždraštas. Ten vaikai drožė tas mašinas. O kiek maždaug laiko truko? Prieš kiek metų pirkai tą automobilį, kad taip? Šiaip pirkau gal prieš 8, bet taip daryti pradėjau prieš 4. Aš kai 2.8 turėjau užkaliau, tai apie 9 mėnesius mašiną stovėjo, neturėjau pinigų sutvarkyti. Po to sutvarkiau mašiną, nupirkau platintas kardas, sudėjau kardas ir jau atrodė man kosmosas, nors ten dabar nežiūrėčiau net tą mašiną. Ir po to susidėjau Japan Racingo ratus, koilus, nupirkau M3 slūką priekinį ir kapotą pradėjau daryti. Jo patys gražio su draugais ir gavos krivai, aišku, ir po to skelbimus radau, kad parduoda normalų. Tai nusipirkau, nes šiuo momentu jie labai brangiai kainuoja. Ten už 100 eurų gali paimti. Investicija tokia buvo labiau. Kaip ir jo, aš paėmiau už 200, tai gan pigiai da. O dabar, kaip matau, mašina yra viskas padaryta vizualiai gerai atrodytų. Nebuvo kokių planų daryti, kad performanso geriau būtų? Tai važiuok, tai visą pas mane vis tiek pakeista. Poliuretanas sudėtas? Jo, visur polis stovi, išvirtimo traukė su poli, o variklis irgi ten modintas. Viduje stovi šaršiftas jau driftinis, sportinis vairas. O saloną aš kožą nenoriu dėti, tai apie lopšius mąstau. Lankus nenori dėti, tai gal šią žiemą įsidėsiu prieki lopšius. Nes vis tiek gali nieko nevežioja per savo dukros, tai kaip ir dzin. Bet vis tiek yra kažkokie limitai, kad dar būtų legaliai keli važiuotų, ar prisižiūri, ar kaip sakoma, praėjai technikinį ir jau modinį, kiek aš visada praeinu tada modinu. Aš šiaip limitai, nežinau, aš net nežinau apie limitus, kokie būna. Šiaip kėblų išplatinį, viskas tvarkoja, gali eiti echa. Nebent orą jau sukrauni, tada jau prasideda prikolai. Nes turi vėl atgal dėti. Bet mūsų laikais už pinigus viską įmanau. Man šį sezoną apie 300 kainavo. Turi viską įstokinį padaryti, tada sukrauti atgal, sureguliuoti viską. Išmetimas, visi tie... Išmetimas pas mane greitai jungtis, tai ten atsukė hamutus, įdedi kitą ir važiuoja. Minėjai koilai sudėti, tai pas tave? Jo. O kokie koilai? Kažkokie, papigušni ten. Po to su laiku gal reikia rimtesnius dėti kokius. Bet aš nejaučiu skirtumo, ar brangesnė, ar pigesnė. Svarbu, žemai mašina stovi ir viskas gerai. Kai su polė važiuoja vis tiek, čia vos ne tas pats. Nieko nejauti skirtumo. Bet vis tiek gan minkštai važiuoja palyginus su kitom.
Vis dėlto tokia mašina išskirtinė, ne kiekvieną dieną tokią pamatysi mašiną ir daug sulauki, kaip jau pasakius, heito dėl šito automobilio, kad kiti sako, kad per garsiai važiuoja, kad nepraktiška. Nu, iš visokių senių sulaukiu to heito, kad ten per garsiai mašina. Šiaip prie šviesoforą stovi būna, privažiuoja koks ten F-kę nupirka ir įsivaizdinės ten milijonierium ir pradeda aiškinti apie gyvenimą, nu, bet nekreipia dėmesio. O šiaip tai nežinau, tik seni žmonės sako dėl išmetimo kažką, kad per garsiai dar. Bet nekreipiu dėmesį. Nesuprantai. Jo, nesuprantu. Kokie buvo gal didžiausi sunkumai statant projektą? Vis tiek, manau, buvo momentų turbūt, kur norėjai sakyti, parduodu mašiną, ar nebuvo? Ne, šito nebuvo. Vis laik buvo motivacija pasidaryti savo tokį projektėlį. Nu, kaip ir jo, visada žiūriu, kaip amerikiečiai ten daro savo mašinas tokius. Ir man visada. Na, aišku, internete pasėdi, pažiūri, pas ką kaip atrodo mašina ir plius minus sumastai. Aišku, aš ten nėra pas mane idealo kažkokio, kad aš kopinčiau, kai kiti būna. Pamato mašiną ir nori tokią pat padaryti. Dėl to aš vis stengiuosi visada daryti, kad nieks negalėtų atkartoti to paties. Kai aš nupirkau M6, bet aš tais laikais jau norėjau pirmą MTH dėti, kai visi MTH2 dėjo. Stokiniai tie skardus buvo, tai išvis paprasta mašina, visiškai atrodė. Po to per vieną sezoną kažkaip pasikeitė žiauriai ir taip pabiški kišam pinigus ir modinam. Lyverį irgi vos ne pats sumaščiau, labai paprastai. Man nepatinka, kad viskas lygiai atrodytų belė kaip, toks trešas ant mašinos būtų. Bet gerai, turite tokį savo stilių vis tiek. Nu jo. Prideda tikrai. Toks kaip ir GDM skaitas. Japoniškas M6. Jau šitas body kitas, kiek mačiau, visai neseniai užsidėjai, taip? Jo, gal net mėnesį nėra. Iš kur pirkai, nepaslaptis, siunteis kažkas? Aš iš draugo paėmiau, jisai Vilniui turėjo M6 raudoną, vienintelis Lietuvoje su tokiu bodžiu. Ir kažkaip balandį mes susirašinėjom, jisai žadėjo mašiną pardavinėti ir aš sakau, kad man bodį parduotų. Šiaip, man atrodo, čia Latvijų gamybos yra bodžiai. Tai dabar gaunas taip, kad šis BMW vienintelis su tokiu bodžiu kitų Lietuvoje? Nu, man atrodo, jo, būtent M6, jo. Niekas neturi matricos, nes čia stiklo audinys, aš nemanau, kad žmonės mokėtų kokią 1500 už bodį iš stiklo audinį. Kur yra viena dobė važiuosi ir tau gali skiltas bodis. Ypač tokiais Lietuvos keliais dar. Jo. Man kiekvieną kartą, jeigu nuvažiuot kažkur reikia, aš paskaičiuoju maršrutą. Kad kuo mažiau, kuo mažiau dobių būtų ir gulinčio mentų. O nebuvo idėjos dėti orinę pakabą vis tiek, kad pasaugoti ir tą žemiau? Čia, aišku, buvo to idėja, bet man orinė skaitos ant pačio galo jau, kai visas projektas padarytas, čia toks ekstra dalykas, bet ir tai man gal dėčiau, gal ne. Pagalvočiau. Galinis žingsnis jau būtų projektas. Nu jo, sukraučiau orą ir tada bandyčiau turbo gal dėti. Tokie projektai neturi galo, vis laik yra kažką gali dadėti, pakeisti. Nu jo, taip jau yra. Dažyti. Vis darai ir darai. Vien laukiant tavęs čia aikštelė, kol tu atvažiuosi, jau girdėjau, kad išmetimas tikrai nepaprastas ir netylus. Maždaug neišduodant paslapčių, kas yra padaryta, kad tokie šūviai, atrodo, šitoj turėtų iškviesti. Nu pats išmetimas iš savęs yra kaip ir paprastas, tik bakelį išpjauti. Tik bakelį išpjauti? Jo, kitą sezoną jau keisiu išmetimą visą. Tada pažiūrėsim, kaip bus. Nu šūviai, aš nežinau ten. Biškai variklis pamodintas ir programa įrašyta. Bet ne tas žmogus, kurio įrašinėja programą pats, nustebo, kad taip šaudo. Kad taip galas jau padaryti. Kiekvieną kartą, kai būna renginys, reikia palaunčyti, tai važiuoju su tokia mintim, kad jau variklis išsitaškys tikrai jau. Dažnai būna žmonės, ten turi paprastą popkorną įsirašyti, ten, tu negirdėjai, kaip pas mane šaudo, seni, tu išgirstum ir aš toks stoju, nu okei, ten prieina, pašaudo, nu gerai. Čia šaudo jau, čia kaip popkornai, čia visi šūviai. Jo, bet įdomiausia, kad variklis tai laiko, neišsitaško nieks. Antras variklis. Nu antras, pirmas ten iš viso, aš net nežinau, kaip jis įlūžo. Jūrininkų prospektą važiuoju gal 18-19 ir padėjo pavarom stabdyti, nes radaras buvo, nežinau, veikia ar ne. Iš 4-3 dūriau, mašina veikia, bet nevažiuoja. Nu, ta prasme, apsukas viskas stovi ir neina pavažiuoti pavarą įmušį, nevažiuoja užgesinį ir nėra kompresijos. Tiesiog dingo kompresija iš visur. Nu ir taip ir palaidėm tada 8 paprastą.
Jeigu taip atsitiktų, kad reiktų parduoti automobilį, kokį žiūrėtum kitą pirkti? Ar jau esi galvojęs apie tai? Aš net dabar šiaip žiūrinėjau F8 M3. F8 M3. Ja, trojkės man visi davot, kaip projektą patikdavo turėti, nes viduje sėdi taip patogiai. Parduočiau 2 mašinas, nes turi dailį karą dar. Norėjau klausyti, tikrai, nes ne dailį važinėjai su tokiu. Ne, dailį turi F11, 3 litrų stokinį. Tai parduočiau jį KM6, dadėčiau pinigų ir tada žiūrėčiau gal F8. Taip, minimaliai ratukus uždėčiau, gal orą sukraučiau, pirmą stage šaučiau. Nuo to ir prasideda, po to jau ir bus ir bodykitai, ir liveriai. Na, bet čia taip. Tiesiog į ateitį tolimą. Kol kas nemastau apie pardavimą KM6. Dar yra laiko, kur atsidžiaugti. Nu, jo buvo, nežinau, vasaros pradžioj. Paliekė mašiną toks, neįdomu ją žiūrėti. Jo bodykai susidėjau toks. Jau vėl atsirado. Žiūri toks, gražiai atrodo. Mačiau mytose visose, kur važinėjai, vežiojęs tą jodą. Pliušinį žaisliuką. Tai kokia istorija yra? Ar čia kartu su mašina jinai atėjo? Ai, čia ne. Tiesiog su dukra visada einame parduotuvę, jinai belė kokį žaislą perka. Ir kažkada jodą nusipirko ir paliko mašinai. Ir kažkaip jisai mašiną gyvent pradėjo ir galvoja, bus kaip mašinos talismanas. Po to išpešysiu su tatuškiam, tą baby jodą bus toks. Bus į temą visiškai. Jo. Tai kai visiems lietuviam, žinai, vis laik įdomu, kiek kainuoja, kiek pinigų buvo įdėta. Žinau, kai mašinų entuziastai, jie niekada neskaičiuoja, kiek į projektą kainuoja, bet taip maždaug plius minus, kiek per tos 4 metus, manai, sudėjai finansų. Būtent mašina apie 8 drąsiai, gali sakyti. 8 drąsiai. 8-9. Nu, man kiekvienas sezonas apie 2000. Tai. Sumastai ten tiesiog lyverį užsidėt, po to prasideda ten žvakės pakeitė, babinas, tepalus, stabdžių diskus, tas, anas. Nu, žmonės nemato kartais pasikeitimo sezoną, bet pasai ten kokį važiuoktas pakeista, kur tu ten sukišai irgi apie 100 eurų. Tas pats renginiuose važiuoja, ten kartais nepaima tavęs, nes nemato pasikeitimų. Tai dėkui, kad radai laiko pašnekėti apie savo nuostabų projektą. Tai nėra nuostabus. Šiam epizodui būtų tiek ir susimatysim renginiuose, kaip sakoma. Susimatysim. O jeigu jums patiko epizodas, subscribinkit, laikinkit ir... O jeigu jums patiko epizodas, laikinkit, subscribinkit ir parašykit komentarus, kokį kitą automobilį norėtumėt pamatyti stovint už manęs ir žmogų sėdint šalia. Iki kito karto.